Sveiki, tęsime pokalbį apie tai, kaip išvengti insulto ir jo pasiekmių. Antroje pranešimo dalyje kalbėsiu apie insulto rizikos veiksnius ir jų profilaktiką. Spalio 29 dieną visame pasaulyje tradiciškai minima insulto diena. Kiekvienais metais yra iškeliamas tam tikras šūkis, tezė, kurią bandoma pagrysti šios insulto dienos renginiais, informacija ir panašiai. Šiais metais neseniai įvykusios insulto dienos devizas buvo 90% insultų galima išvengti, žinokime ir mažinkime insulto riziką. Taigi tai labai gerai susišaukia su dabartinio pranešimo tema. Iš tiesų, gerai žinomi insulto rizikos veiksniai, kurių pagrindinių galima priskaičiuoti 10, yra daugiau ar mažiau valdomi, kontroliuojami ir skiriant tam reikiamą dėmesį, atitinkamai koreguojant arba ligas sukeliančias insultą arba savo gyvensenos žalingus įpročius, mes galime labai daug nuveikti savo labui. Visų pirma, tiesiog reikia atsikratyti tokio įsigalėjusio stereotipo, kad insultas yra lemtis, kuri užklumpa visiškai netikėtai arba tai amžiaus pasekmė ir nieko mes prieš likimą padaryti negalime. Insultas priešingai, sakyčiau, yra būtent ta liga, kurios prevencija yra akivaizdi, labai svarbi. Ir jau tas faktas, kad iki 90% insultų galime išvengti, yra, manau, kad labai įkvepiantis ir svarbus. Deja, insulto profilaktika dalyje šalių, o Lietuva tikrai neišimtis, vis dar nepakankama. Tam yra visa eilė problemų, yra ir medicinės problemos, sakysime, ne visiems prieinami geriausi vaistai, medikamentinės ar kitokios profilaktikos priemonės. Lietuvoje didesnės problemos šioje srityje neturime. Pagrindiniai įrodymais grįsti vaistai skiriami insulto profilaktikai mūsų šalyje yra prieinami, registruoti, didelė dalis jų yra kompensuojama. Antra priežastis, sisteminės galbūt tokios priežastys, tai yra sistemingo švietimo trūkumas. Žmonės tiesiog nežino, kas didina insulto riziką, ką reikia daryti, kad ji būtų kuo mažesnė. Tai tokio integruoto požiūrio galbūt stoka į insulto profilaktiką. Na ir trečia, visuomenės galbūt sąmoningumo arba suvokimo apie sveikatą trūkumai. Visgi turbūt nieko naujo nepasakysiu atkreipdamas dėmesį, kad mūsų žmonės neretai stebuklo tikisi tik iš gydytojo. Stebuklinga piliulė, geri vaistai ar dar koks nors padidintas dėmesys, reiškia atliks stebuklus be mano paties įsikišimo. Deja, taip nėra. Kaip sakome, kovojant su ligų grėsme, su jų rizika visuomet labai svarbus bendradarbiavimas. Gydytojas yra daugiau kvalifikuotas patarėjas, o vykdytojas dėja, kad reikia aktyviai gyventi, palaikyti fizinį aktyvumą, kontroliuoti kūno svorį, atsisakyti nereikalingų gyvensenos dalykų žalingų, tai jau yra pačio žmogaus reikalas. Tai sakyčiau, tas rūpinimasis savo sveikata kultūra turėtų būti mūsų gyvenimo norma, kas beje tikrai labai stipriai pažengė į priekį Skandinavijos šalyse ir mes to paties laukiame ir mūsų šalyje Lietuvoje. Taigi grįžtant prie rizikos veiksnių. 10 svarbiausių rizikos faktorių lemiančių insultą, didinančių jo riziką. Procentais skaidriai yra pateikiama paplitimas. Paplitimas vieno ar kito rizikos veiksnio, kuris susijęs su didėjančia insulto rizika. Pirmoje vietoje, kaip matome, 56% padidintas arterinis kraujo spaudimas. Turėtų būti privaloma norma kiekvienam žinoti, koks yra kraujo spaudimas, neduotuoju momentu, nes jis aišku svyruoja, bet apskritai ar turime polinkį didesniam spaudimui, ar ryte matuojant atsibudus, ar jis neviršyje normos ribų. Toliau antroje vietoje 31% nesveika mityba, toliau padidintas kūno masės indeksas, viršsvoris arba nutukimas. Toliau padidintas gliukozės arba kraujo cukraus, paprastai tariant, kiekis, užterštas oras, rūkymas, padidinta cholesterolio koncentracija kraujyje,
inkstų ligos, nesaikingas alkoholio vartojimas, nepakankamas fizinis aktyvumas. Čia pateikti procentai daugiau atspindėtų paplitimą populiacijoje, o kiek kuris veiksnys didina insulto riziką yra dar kitas klausimas. Sakyčiau, mūsų lietuviški skaičiai yra dar ir didesni, nes kaip matysime iš mūsų lietuviškų duomenų, čia pateikti tarptautiniai. Tai kai kurių rizikos veiksnių, kaip pavyzdžiui padidinta cholesterolio koncentracija, yra žymiai didesni skaičiai tarp mūsų gyventojų. Taigi 2015 metais daryta anoniminė apklausa Vilniaus mieste, anketinė. Buvo apklausti virš 300 respondentų, kurie patys nesirgo insulto, neturėjo medicinio išsilavinimo, tai yra tam tikrų pacientų, kurie lankėsi gydymo įstaigoje giminaičiai. Na, jie turėjo laiko, mes juos studentų pagalba apklausėme, prašydami užpildyti anketą, kokius žinote insulto rizikos veiksnius, ar jeigu žinote, kad vienas ar kitas rodiklis yra padidėjęs, nenormalus, ar kažkas yra ne taip, ar ką nors darome savo labui, tai yra koreguojame mitybą, fizinį aktyvumą didiname, galbūt vaistus vartojame. Taigi, ar žinome ir ar darome ką nors tam pakeisti? Atsakymai nelabai ir nustebino, bet galima sakyti liūdina tam tikrą prasme, nes tarp apklaustųjų atsitiktinė tvarka parinktų visuomenės narių 16% nežino nei vieno insulto rizikos veiksnio arba žino tokius, kurie iš tikrųjų net ir nepriklauso tikrai insulto rizikai. Nurodo nepagrindinius arba iš viso pseudo veiksnius. Tuo tarpu tuos tikrai aiškiai žinomus įrodytus kaip dislipidemija, tai yra cholesterolio perteklius, blogojo cholesterolio perteklius, nurodo tik 20% žmonių, kad cukrinis diabetas didina insulto riziką, kraujo cukraus padidėjimas, tik 8%, širdies ligas, širdies ritmo sutrikimus kaip insulto riziką įvardina tik 5% apklaustųjų. Na, taigi matom, kad čia tikrai mes turime dar didelius neartus dirvonus supažindinti visuomenę, klausytojus su tuo, kas iš tikrųjų didina šios sunkios ligos riziką ir kad su tuo būtina deramai kovoti. Taigi tas kitas klausimas, ar žinoti pakanka, be abejonės žinoti nepakanka, mes turime dėti ir pastangas, kreiptis į medikus, ieškoti kompetentingų patarimų, nepasikliauti tik tai tuo, kas rašoma arba skelbiama kartais abejotinos reikšmės ir patikimumo šaltiniuose, neklausyti vien draugų arba kaimynų pasakymų, nes jie nebūtinai, net jeigu ir teisingi, tai nebūtinai tinka individualiai kiekvienam iš mūsų. Kas tinka vienam, galbūt visiškai netinka kitam. Taigi čia gydytojo, šeimos gydytojo vaidmuo kaip sveikatos tam tikra prasme vadybininko yra labai svarbi. Norėčiau priminti, kad Lietuvoje nuo 2005 metų vyksta širdies ir kraujagyslių ligų rizikos mažinimo prevencinė programa. Ji šiuo metu skirta vyrams ir moterims nuo 40 iki 60 metų imtinai. Ji skirta tiems, kurie dar nesirgo nei insultų, nei miokardo infarktų, tomis sunkiausiomis kraujagyslių lygomis. Tai iš esmės yra, to minėto amžiaus arba sveikiems, arba galbūt jau nebe visai sveikiems, tačiau dar nepatyrusiems insulto bei širdies infarkto žmonėms. Reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją, visi šeimos gydytojų centrai ir poliklinikos apie šią programą tikrai žino. Mes galime didžiuotis, kad jau šiandien turime daugiau nei 500 000 dalyvavusių šioje programoje žmonių. Tai yra labai didelė mūsų žmonių aprėptis, lyginant su kitomis šalimis ir jei pradėjus vykdyti šią programą buvo abejonių, ar ji tokia reikalinga, tai dabar abejonių tikrai nėra. Pirminis patikrinimas vyksta šeimos gydytojo priežiūroje. Jeigu nustatoma didesnė kraujagyslių ligų rizika, išsamesniam ištyrimui pacientas nukreipiamas į
centrą, kur atliekama kardiologo konsultacija ir atliekami išsamesni širdies ir kraujagyslių būklės tyrimai, taip pat kraujo įvairūs rodikliai ir panašiai. Po viso šito pacientas gauna tikrai išsame informaciją kaip po tech apžiūros apie savo būklę, apie tai, kas yra ne taip, kokie rodikliai yra ne normos ribose ir, kas labai svarbu, gauna patarimus, rekomendacijas arba net ir receptus medikamentams, kurie būtų reikalingi šiai rizikai mažinti. Kodėl širdies ir kraujagyslių ligų bendrai paėmus rizikos programa, mažinimo programa? Todėl, kad tiek širdies infarktas, tiek išeminis insultas, tiek periferinių, tai yra kojų arterijų ligos, iš esmės turi tuos pačius rizikos veiksnius. Kraujospūdis, blogasis cholesterolis padidėjęs, cukrinis diabetas, širdies ritmo sutrikimai, gyvensenos faktoriai ir taip toliau. Keletas rodiklių, kuriuos norėčiau pateikti, ką mes jau žinome apie mūsų situaciją Lietuvoje. Iš šios programos duomenų jau paskelbta ne viena publikacija tarptautiniuose medicinos leidiniuose. Ir ištyrus tą didelę dalį žmonių nuo 40-60 metų, anksčiau nuo 45, dabar nuo 40 metų, ką pamatėme, kad cholesterolio disbalansas blogojo cholesterolio link, tai vadinamoji dislipidemija, šio vidutinio amžiaus žmonių tarpe nustatoma netgi daugiau nei 80% asmenų. Tai tikrai labai dideli skaičiai. Dislipidemija yra valdomas, koreguojamas rizikos veiksnys, priemonės yra įvairios ir tikrai galima šią riziką ženkliai sumažinti. Kad turi žmogus dislipidemiją, tai viena medalio pusė. Svarbu, kad ją koreguoti ir tokiu būdu mažinsime rizikos laipsnį. Arterinė hipertenzija, padidėjęs kraujo spaudimas 50% tirtų asmenų, cukrinis diabetas 10% asmenų ir taip toliau. Dislipidemijos arba to cholesterolio padidėjimas, ypač kalbant apie tą blogąjį mažo tankio lipoproteino cholesterolį, kaip jau minėjau, labai paplitęs. Tendencija šiokia tokia mažėjimo matoma diagramoje vyrų ir moterų tarpe nuo 2009 iki 2018 metų. Vis didesnė dalis žmonių yra tinkamai gydomi. Kaip koreguojama dislipidemija? Nedidelio laipsnio galima koregavus mitybą, atsisakius gyvulinės kilmės riebių produktų, atsisakius perdirbtų maisto produktų, paslinkus mitybos grandinę link daržovių, link paukštienos, žuvies, augalinės kilmės produktų. Jau tai yra svarbus žingsnis, toliau fizinis aktyvumas, toliau kūno svorio padidėjimo mažinimas ir galiausiai, jei to nepakanka, yra ir medikamentai, kurie irgi labai veiksmingai sumažina blogųjų cholesterolio frakcijų kiekį kraujyje, tuo pačiu dislipidemija gali ir turi būti valdoma, koreguojama. Šiek tiek geresnė situacija Lietuvoje yra su padidėjusiu kraujo spaudimu. Kaip jau minėjau, padidėjusi kraujo spaudimą turi vidutiniškai apie 50% vidutinio amžiaus žmonių, tiek vyrų, tiek moterų. Čia moteris lygiai ir dažniau turi hipertenziją, tačiau jų dinamika yra labiau teigiama negu vyrų tarpe. Didesnė dalis žmonių vartoja kraujospūdį reguliuojančius vaistus. Didesnė dalis pasiekia tinkamą kraujospūdžio kontrolę ir tai nuteikia labiau optimistiškai, lyginant su cholesterolio reikalais. Koks turėtų būti kraujo spaudimas? Šiais laikais rekomenduojama kraujo spaudimą palaikyti iki 120 viršutinis ir 80 apatinis kraujo spaudimas. Na, jeigu iki 130-80 dar galima sakyti toleruoti, tai jeigu tas kraujospūdis jau yra ir virš minėtų 130-80, reikalingas gydymas. Esant nedideliam kraujospūdžio padidėjimo, vėlgi rekomenduojama pirmiausia koreguoti gyvenimo būdą, keisti mitybą, mažinant druskos kiekį dietoje, didinti fizinį aktyvumą, mažinti kūno masę, numesti svorio, mesti rūkyti,
Ir jeigu tai nepadeda, priemonės nepakankamos, skiriami kraujospūdį reguliuojantis vaistai, kurių mes turime tikrai didelį pasirinkimą ir tiek šeimos gydytojas, tiek jei reikia ir vidaus ligų gydytojas arba kardiologas gali parinkti tinkamiausią vaistą arba vaistų kombinaciją. Labai svarbu, vaistai turėtų būti vartojami reguliariai, pastoviai, nes dažna mūsų žmonių klaida manimas, jog mėnesio ar 3 mėnesių kurso užtenka. Deja, bet šios ligos, tiek dislipidemija, tiek hipertenzija, jos yra ilgalaikės, lėtinės ir reikalauja nuolatinės kontrolės, dažnai nuolatinio vaistų vartojimo, aišku, koreguojant dozę, parenkant tinkamiausius ir panašiai. Kontroliuojamos hipertenzijos dinamika, kaip sakiau, Lietuvoje per pastarosius 10 metų yra teigiama, tai džiugina, tačiau vien to dėja nepakanka. Nutukimas, kuris vertinamas pagal kūno masės padidėjimą, nutukimu laikoma kūno masės indeksas virš 30, taipogi gali ir turi būti koreguojamas. Čia dėl laiko stokos nesigilinsiu į tai, kaip gydomas viršsvoris arba nutukimas, aišku, pirmučiausia dieta, adekvatus pakankamas fizinis aktyvumas, tačiau jei tos priemonės nepadeda pasiekti užsibrėžtų tikslų, tai yra ir kitokių sudėtingesnių korekcijos būdų. Rūkymo paplitimo dinamika per pastaruosius 10 metų, tokia, galima sakyti, per daug nedžiuginanti, nes vyrų tarpe rūkymas kiek sumažėjo nuo 40 kelių procentų iki 35, tačiau rūkančių moterų procentas nesumažėjo, netgi galima sakyti padaugėjo apie 1,5 karto. Rūkymas didina riziką sirgti kraujagyslių ligomis, tai yra insultų, miokardo infarktų, ne mažiau kaip 2 kartus, lyginant su nerūkančiųjų populiacijos lygiu. Tačiau gera naujiena tai, kad metus rūkyti per 5, dabar skaitoma per 10 metų, rizika grįžta į bendrai populiacijos, nerūkančios populiacijos lygį. Tai reiškia, kad niekada nevėlu mesti rūkyti, nes tai padarius per keletą metų rizika grįžta į ten, kur būtų buvusi nuo pat pradžios, jeigu būtume nerūkę. Aišku, čia kalbame tik apie kraujagyslių ligas. Negalėčiau pasisakyti, ar toks grįžtamasis poveikis taip pat tiktų plaučių vėžio arba kitoms ligoms, su kurių rizika rūkymas taip pat yra susijęs. Vieno, kaip bebūtų, rūkyti visada būtina atsisakyti, jeigu jau kalbam apie kraujagyslių ligas. Labai grėsmingas toks, tačiau nelengvai nustatomas insultą didinantis susirgimas yra virpamoji aritmija arba prieširdžių virpėjimas. Tai yra širdies ritmo sutrikimas, kuomet širdies prieširdžiai tinkamai nesusitraukia, o ta jų veikla apsiriboja tik tuo, kad virpa atskiros prieširdžių raumenų skaidulos. Ką tai reiškia? Širdies prieširdžiai negali gerai išstumti kraujo į skilvelius ir paskui į aortą, kitas kraujagyslės. Kraujas, galima sakyti, užsistovi širdyje ir atsiranda pavojus, kad tas užsistovėjęs kraujas prieširdžiuose gali virsti į krešulius, sukrešėti. O va jau susidaręs krešulys širdyje, tai jau kaip jau kalbėjome pirmoje dalyje, yra vienas iš svarbių embolinio insulto rizikos šaltinių. Bėda su prieširdžių virpėjimu yra ta, kad epizodiniai prieširdžių virpėjimai, kurie atsiranda ir išnyksta, sunkiai diagnozuojami. Pacientas nebūtinai netgi tai jaučia. Gali jausti trumpalaikiai lyg tai širdies veiklos kažkokį sutrikimą, lyg ir neritmiškai plaki širdis ir atsistatė ir dažnai niekur nesikreipia. Tačiau tie netgi trumpalaikiai besikartojantis aritmijos epizodai lygiai taip pat didina insulto riziką ir reikalingi gydymo veiksmai. Mūsų duomenimis Lietuvoje insultų sergančių pacientų tarpe prieširdžių virpėjimas randamas 21% ligonių. Dar nemaža dalis ligonių turi, galbūt nediagnozuotą tą tokį, kaip jau minėjau, pasireiškinti, bet neįrodytą aritmijos epizodą.
Visais atvejais patyrus insultą rekomenduojamas ne tik kardiogramos užrašymas, kur registruojamas širdies ritmas, vienkartinis, momentinis, bet ir ilgalaikis kardiogramos stebėjimas, pritvirtinant prie žmogaus odos tam tikrus daviklius. Yra dabar ir išmanūs laikrodžiai, kurie geba fiksuoti širdies ritmą. Ir tai turėtų būti atliekama mažiausiai 72 valandas be pertraukos. Dabartinės mūsų galimybės dažnai apsiriboja 24 valandų širdies ritmo stebėsena, kas yra per mažai, o 72 valandos jau būtų tikrai neblogas standartas. Tai dėl to tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje ieškoma kuo patogesnių priemonių, kurios žmogus galėtų dėvėti, nešioti ant rankos ar priklijuotus elektrodus ant krūtinės, tas minėtas 72 valandas, ir jei yra įtarimas, užfiksuoti, pagauti tą epizodą, kuomet yra sutrikęs širdies ritmas. Toliau jau gydytojai įvertintų, kokios trukmės aritmijos epizodas, kaip dažnai tai kartojasi, ir skirtų reikiamas priemonės. Čia pasakysiu, pagrindinė priemonė yra vaistai, medikamentai, kurie užkerta kelią krešuliams formuotis širdyje, vadinami antikoaguliantai. Didžiulė pažanga pasiekta, kuriant naujos kartos, saugesnius, patogius antikoaguliantus. Lietuvoje jie yra prieinami ir kompensuojami. Ir dar norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kas dažnai žmonių yra pražiūrima, nekreipiamas tinkamas dėmesys. Tai yra tokie epizodai, kuomet atsiranda insulto požymiai, apie kuriuos pirmoji daly minėjau. Nusilpo ranka, sutriko kalba, perkreipė veidą, užtirpo viena pusė, ir tai atsistatė savaime per tam tikrą laiko tarpą. Tokie neurologiniai reiškiniai, kurie atsistato greitai, savaime, pagal apibrėžimą iki 24 valandų intervale, realiai gyvenime dažniausiai tai trunka kur kas trumpiau, iki valandos. Tai net ir praėjus tokiam epizodui nusiraminti jokių būdų negalima. Dažniausiai tai liudija, kad jau kažkas vyksta, formuojasi krešuliai, toliau kemšasi kraujagyslė, arba dar kokie kiti dalykai, kurie trikdo smegenų kraujotaką. Tik šį kartą krešulys buvo nedidelis, arba atsistatė besikemšanti kraujagyslė, jos pratekamumas, ir insultas neįvyko. Tačiau jokios garantijos, kad tai nepasikartos rytoj, poryt, ir neteks tam žmogui atvykti į gydymo įstaigą jau su insultu. Taigi tie vadinamieji čia minėti epizodai, praeinantieji smegenų išemijos priepuoliai, yra pats tikriausias įspėjimas apie gresiantį insultą. Labai, sakyčiau, netgi vykęs liaudiškas apibūdinimas prieš insultinė būklė. Taigi, jeigu jau tokie dalykai žmogui yra įvykę, reikėtų reaguoti, iš esmės panašiai kaip ir insulto atveju. Gal čia nereikia greitosios su švyturėliais per visas sankryžas lekiančios, tačiau reikia skubiai kreiptis į gydytoją, turbūt į šeimos gydytoją. Visų pirma, jeigu simptomai praėjo, jeigu nepraėjo, tai kviečiama lygiai taip pat greitoji medicinos pagalba. Ir būtina atlikti reikiamus tyrimus, įvertinti širdies būklę, kraujagyslių būklę, kraujo rodiklius dėl tos pačios dislipidemijos, matuoti spaudimą ir taip toliau. Ir po tokio išsamaus ištyrimo bus galima konstatuoti, o kokia buvo priežastis šito epizodo ir ką daryti, kad užkirstume kelią gresiančiam insultui. Pasaulyje atlikti tyrimai Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje jau daugiau nei prieš 10 metų akivaizdžiai parodė, kad tinkamai reaguojant čia minėtų epizodų atvejais ir per pirmasias paras paskyrus profilaktiką, insultų dažnumą galima sumažinti 80%. Tai prašau, kaip galima įveikti likimą, kaip jau minėjau, kur insultas yra grėsmė, lemtis, kurios nepakeisime. Mes galime pakeisti, mes turime tą daryti. Aišku, yra ir situacijų, kai mūsų pastangos labai ribotos kol kas šiai dienai. Turiu galvoje nemodifikuojamus rizikos veiksnius. Insultą taip pat gali lemti ir didėjantis amžius, genetika,
yra šiuo metu žinoma pasaulyje daugiau nei 30 genų, kurie susiję arba su tam tikrom kraujagyslių lygom, arba su širdies lygom, arba užprogramuoja ydingą per daug aktyvų kraujo krešėjimą. Deja, šiai dienai genų modifikuoti mes dar negalime, nors kas žino, ar tai nebus artimoje ateityje atliekama. Tačiau ir šiandien, jeigu jau priežastis pasirodytų ne kraujo spaudimas, ne cholesterolis, ne cukraligė, aritmija ar kitos gyvensenos nulemtos priežastys, net ir su tais, vadinkime, blogais genais gyvenantiems žmonėms būtina siūlyti, kad koreguotume visą kitą, nes blogi genai tai yra vienas dalykas, bet jeigu dar prisidės kraujospūdis, aritmija, cukraligė ir kiti dalykai, aišku, tada situacija bus žymiai rimtesnė. Žmonėms, kurie jau patyrė insultą arba praeinantys smegenų išemijos priepuolių, būtinai rekomenduojamos ir medikamentinės gydymo priemonės. Čia yra išvardintos kai kurios iš jų sąrašas gali būti ir didesnis, bet dažniausiai po išeminio insulto arba po išeminės kilmės to praeinančio epizodo skiriami vadinami kraują skystinantis vaistai, aspirinas ir panašus. Esant širdies kilmės embolizacijai skiriami antikoaguliantai, nustačius susiaurėjusias kraujagyslės skiriami ir medikamentai, ir kartais per kateterinis arba chirurginis gydymas, kad atstatyti kraujagyslių praeinamumą. Žodžiu, priemonių mes turime pakankamai, tik labai svarbu, kad mūsų žmonės žinotų, kokie yra insulto rizikos veiksniai, nesivaržytų kreiptis į medikus, pasitikėtų jais ir vartotų vaistus ir koreguotų savo gyvenseną pagal įrodymais grįstas pasaulinės rekomendacijas. Tai linkiu visiems, būkime sveiki, nesirkime insulto, patikimos informacijos ieškokime svetainėje insultui.stop.lt ir visiems kuo sveikesnio gyvenimo aplenkiant šią negandą. Ačiū už dėmesį.